Sveiki, su jumis sveikinasi The Nightlight LT. Taigi, kursim tokias nepaprastas sticky pistonų duris. Apžvalga. Jo. Štai. Gerai, parodysiu, kaip jos veikia. Čia nepaprastai ten taip viena ant kitos sudėta pistonai, bet iš šono. Ir štai, užsidaro tokios duris. Apeisim, pažiūrėsim. Vat. Na, gerai. Jums reikės sticky pistonų, redstone repeaterių, leverių, random bloko. Aš pasirinkau eglės lentas. Čia tas deglas ne prie ko. Džinkščiu. Gerai. Pradėkim. Dedam šitaip. Gerai. Čia į vidurį įdedam savo pasirinktą bloką. Galit naudoti DMD bloką, galit naudoti, net nežinau. Na, leiskit savo fantaziją vaizduotėjai dirbti. Gali pasiimti irono, smaragdo ir taip toliau. Vat, gavom štai praėjimas. Čia taip, gerai. Pravedam redstone. Nepamirškit čia uždėt. Dedam repeaterius. Įtvirtintas galas turi būti į šitą pusę. O šitas į šitą. Žodžiu, suprasit. Dėl ko negalima pastatyti kitą. Dedam repeaterius į pistonų šonus. Pravedam redstone ant viršaus. Blemba. Na vat. Išbandom. Ir viskas veikia tiesiog tobulai. Ir... Oi, netobulai. Matot, kad nebeu atsidaro labai gerai. Pamiršome statyti redstone repeaterius galinius ant vieno. Vat, daug geriau. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo The Nightlight LT. Čia galėsit ir ant to kūrinio pasidaryti glitchą. Taigi, sveikinimus. Viso gero, subscribinkit, laikinkit, prenumeruokit, taip toliau viską darykit. Viso gero.